Taip. Taip, taip. Alio. Rijo. Nesitikėjai? Nu, tai labas rytas. Ne gyvenimas, o kutenimas. Mane rėjo. Kur išvarai? Sakyk. Taip pats ir pasakyk. Žiūrovam pasakyk, kur išvarai. Tu galėtum dirbti Nesąmonių muziejui. klausimėlių, kur būdavo klausimėlis per televizorių. Klausimėlį. Tu esi klausimų masteris. Klausmilių gatvės 9 atstovas. Tau nėra problemų užduoti. 10 klausimų per minutę laiko. Čia yra talentas, tu turėtum jį kažkaip išnaudoti. Galėtum tardyti žmonės, kur ten nusikaltėlis paima ir tardo, kol atskleidžia mafijos vadovų. Tai tu bandyt, ką esi, dėl to aš tave ir tardau. Sizo klausimais. Tai varom? Mama, tai man duoda ženklą nešnekėti. Atsisako mano pašnekovas šnekėti, todėl greita info jums. Mes išvažiuojame iš savo spautukų, važiuojame į parduotuvytę, nusipirkti produktuko ir tada važiuosim ant kalniuko. Magic. Esat matę tokius pavyzdžius. Mes parduotuviai gyvenam dažniau jaučiu negu kažkur kitur Ispanijai. Bet tai yra dėka mažo šaldytuvo. Mažo šaldytuvo. Ir didelio kažkieno skrandžio. Na, nuo kur eini skirtos? Būtų matimušas. Truputis apelsinų. Truputis mandarinų. Truputis morkų. Truputis salierų. Truputis bananų. Avokadas. Agurkas. Truputį čytos. Truputis riešutų sviesto, nelabai mėgstamo, nes kito nėra, ir košės. Vietinių skanėstų ragavimas. Truputis garstyčių ir majonezo. Ir dar šiek tiek. Visko po truputį. Sąrašas buvo iš 5 daiktų. O čia kaip visada. Nedavalgė. Papildymas. Net neįsivaizduoju, kur mums telpa kiekvieną kartą papildymas. Nu ką, mes jau po parduotuvės. Varom link degalinės. Išsituštinti ir pasidaryti profilaktiką kemperiui. Pakeliui mažą nuodėmėlę. Įvyko, kad kelelis neprailgtų. Ir varysim į kalnus šiek tiek. Atitolsim nuo jūros. Ir šiek tiek lekiam link kalnų. Tai bus madėti. Neaišku, kaip patiks, nepatiks vieta. Tai pasirašam kemperį jau maksimaliai, jeigu ką likti toj vietai. Nu, toks keistesnė vieta kemperio visam, sakykime, išsituštinimui, pasipildymui. Tai ten turim va kažkur degalinę, o išsipilt viską reikia visiškai laukuose, vidury niekur, visiškai kiti pastatai ir tokia vaskilė padaryta. Tai sukom ratus, šiaip netaip atradom. Tai žodžiu, nestandartinė visiškai vieta, be jokių žymėjimų, be nieko, tai keista.
nebūtumėm matę per tą Park for Night programėlę, tai be šansų iš tikrųjų atrasti visiškai būtų be šansų. Jau atpratai šiek tiek su įtampa vairuoti? Ne, įtampos didelės nėra, tik viskas kelio pati būklė tokia savotiška. Jaučiasi. Bet aišku, apskritai reikia džiaugtis, kad tokioje vietoje asfaltas. Ir tikėtis, kad apskritai dar esam vietą atvažiavę, nes jau ir už mūsų nesimato pro veidrodėlį. 2 kemperiukai lekia kartu. Nu. Ten pat. Seka jau mamas kurį laiką. Nu. Bus matyt, kur čia atvažiuojam, kad čia taip popular. Varėm ir atvarėm. Nice. Vaizdas iš aukščiau. Va, dar kolegos važiuoja pro šalį, burgzdami. O, ai ne, galvau, prie mūsų suks. Ne. Fantastika. Gaila, kad debesuota šiandien, tik tais. Ina sakė, kad jinai keliauja su personaliniu virėju. Kuris ją stebina savo. Nu, tipo, only for you. Only for you this fan. This fan only for you. Only fan for you. Only one fan for you. Va, tai žodžiu sakė, jinai negali patikėti, kokius aš šedevrus sukuriu. Norit pažiūrėti? Tai žinau, kad norit pažiūrėti, kas mūsų lėkštėjai. Moteris, ar ir jūsų vyrai tokie? Nu, kaip tenais yra? Pats... Ar ir jūs vyrai, kai padaro vakarienę, reikia medalį užkabinti, eilės parašyti apie maistą, paglostyti širdelę. Ar ir jūsų vyrai tokie? Man atrodo, kad tikrai ne vien esi toks unikumas. Biški patiršti tas spalvas, bet tu... Ką žinau? Nebežinau, kaip tvarkyti su ją. Nebežinau, kaip su ją susitvarkyti. Ką reiškia barmenės patirtis? Tai biški potauji? O, prašau. Pamaisas. Sėdė, va, kaip bariukė. Skaniai. Jo, gal ir teisus. Žaidam kartuves. Parodyk savo peilus. Nagus leidai. Tu čia manęs nešmeiši. Parodyk savo. Tai kad tu čia ant svaigsti. Aš jau prieš tai sakiau, kad man atrodo klaidą padarė žodį. Nekreip dėmesį, nekreip. Ir dabar vargais negalais aš atspėjau jos tą žodį.
Eik, tik tai. Ir į Google įrašau. Ir tai dar atsako, tu gal nežinai tokio žodžio, sakau, gal ir nežinau. Ir atspėjau šiaip, kad taip aš tą žodį. Blemba, sako, einu patikrinti. Ir dar kolioja man, sako, ką tu čia eini tikrint, sako, berašti, sako, apsišviesk miške. Ir nainu patikrint, akurat klaidą padarius rašybai. Ir aš vos atspėjau. Rašyboje raidės susimaišė. Rašyboje yra viskas gerai. Ir man dar sako, tu pasižiūrėk savo nesąmonę, sako, kokie čia nais sugalvojai. Nesąmonę sugalvojai. Pažiūrėkit, gal jūs žinot, koks čia žodis. Koks žodis buvo? Nes man tai labai aiškus jisai yra. Keverzonė. Atspėjau? Ne. Ne? Ainu. Žodis buvo beždžionė. Atspėjau. Paprastas juk. Palauk. Einu tikrinti. Ko? Rašybos? Jo. Iš manęs prikolino. Seni, tu pasižiūrėk, beždžionė. Nu. Į raidė buvo pasakyta, tai kodėl jūs nėra čia? Ai, aš galvoju. Toks surado, negaliu patikėti. Eik tu nuočias. Jūs pasižiūrėkit. Mano žodis galva grubris su tavo. Viskas jau ten suplėšta ir beždžionė. Antrą raidę spėjau, jinai čia turėjo atsidurti. Negaliu patikėti. Nu tai sumiečiau, pėdas vadinasi. Aš galvau, rašyboje padariau klaidą, tai čia jau būtų man gėda buvę. Nu tai ir padarei. Tai yra rašybos klaida, senė. Tai yra rašybos klaida. Nu tai labas rytas. Maži. Ką? Išvardink lietuviškas balsas. Tu neatjau grybą. Aš vidurinės laikais neišvardinau, ką tu čia žvaigždė. Yra 5 balsas, maži. Tai dėl manęs nors 15. Netrukdyk man gerti. Taigi, realybės šou. Gyvenimas Vane karavane turi netikėtus posūkius. Vienas iš projekto dalyvių nebežino, kiek laimės neša šis realybės šou. Todėl dabar tiesiai einame jį pakalbinti, kad išgirstume, kas neramina. Taigi, mieloji Ina, norėjome jūsų paklausti, kokios nuotaikos vyrauja jūsų šiame realybės šou, kas jūsų širdį neramina. Pasidalinkite su mūsų mielais žiūrovais. Sunku įvardinti, čia žinokite, kas neramina tą širdį. Gal išpindėjimas,
neramina, nes prieš tai buvo daug apkeliauta egzotiškų ir tokių autentiškų šalių. Tai Ispanija nebeteikia laimės. kažkaip atrodo, kažkaip taip nežinau. Trūksta biški veiklos. Darbo jau trūkti gal pradeda. Pradeda darbo trūkti. Pradeda gal klienčių trūkti. Pradeda ir klienčių trūkti. Ir pokalbių su klientėm gal. Taip. Tad supranti, kad vis dėlto buvau aš produktyvi gyvenime iki šitos kelionės. O dabar? Dabar jaučiuosi neproduktyvi. Tai va, mėly žmonės. Jeigu galvojat, kad čia viskas faina, tai ir yra faina, bet ir, kaip sakant, savos problemos. Kas sėdė kitapus ir apsikeistų vietomis su mumis, nes pavargo nuo darbų, šeimos. Ne su mumis, su tavim. Aš dar nenorėčiau apsikeisti. Ne dar? Ne dar. Tai su manim. Tai va. Žodžiu, kai... Kaip tau taip viskas paprastai, aš nesuprantu. Ir paprasta tiesa. Kai nėra problemų, galim jas patys pasidaryti. Bet tai tu nesijauti neproduktyvus. Ne, o dėl ko neproduktyvus? Kad į darbą dabar neinu. Tai aš kaip tik nuo to ilsiuosi. Jau beveik 2 mėnesiai. Nu. Šiaip, kad dienos tokios jos, man atrodo, neproduktyvios. O kas yra produktyvu, kas yra neproduktyvu? Aš kiekvienoje vietoje, kur nuvažiuoju, man ir įdomu ir prasieiti, ir pamatyti. Vienur labiau patinka, kitur mažiau patinka. Vienur labiau mano, kaip sakant, vibe, kitur mažiau. Bet viskas yra įdomu ir iš kitos pusės, tai aš kuo puikiausiai suprantu, kad galbūt, pavyzdžiui, tokia kelionė jinai niekada gyvenime daugiau nebe pasikartos, tai priimu kiekvieną dieną, kad ir kokia jinai bebūtų. Aišku, faktas, kad vieną dieną, kaip sakant, labiau esi, taip toks whoop, kitą dieną biškį labiau down, bet bendroj sumoj, tai nežinau. O aš matyti skubu gyventi. Trenkėmės vėl, kur net mapsuose nėra. Pamatėm kažkur stovinčius kemperius iš tolumos, net nežinom, ar čia važiuojam. Bandom davažiuoti. Įdomi. Audra prie jūros ten nebloga, dangus su jūra maišasi. Bet keliukas tai toks tikrai įdomesnis. Savotiškas tikrai. Žiūrėsim, kur nuves. Va ir privažiavom ir nusprendėm, kad nevažiuojam, nes kelias ne kažką, bet dabar jį buksuojam. Pakibom. Bairis. Važiavę dar biškį į apačią, tai tiutių. Tiutių būtų. Tiutių visiškai būtų. Svarbu, išbuksavom. Dar bandysi į kitą kelią važiuoti? Nu, pabandom. Svarbu tinkamai įvertinti rizikas. Tikrai taip.
vyksta pasiruošimas. Pakeitėm lokaciją, bet dangus toks piktas atrodo. Pikčiurna. Tikras pikčiurna atrodo. Juoduoja. Bet šiaip pati vieta tai labai graži. Labai graži. Nemažai kemperių yra. Visur išsimėčiusių. Laukuose ir panašiai. Tai bandysim nueiti. Ten matosi tokios kaip uolos. Tai bandysim nueiti. Tikiuosi, kad nebus vien šiukšlės viduj. Išsipošia gražuolė viską. Sušukuoti plaukučiai viską. Išeina patyrinėti uolų. Sveiki atvykę į svečius. Čia man primena, kaip vienuoliai olose medituodavo. Grinai tokios vienutės kažkokios. Įdomiai kaip. Nu, tokios. Bet užtat kaip šilta jos, bent jau anoj. Labai įdomi. Sakė, pafilmo kaip ir aš einu, ar tik tais tu čia visur turi eiti? Daužėk tokie. Tai tu nekikiam, leis. Sakau, keista, kad tokia vieta ir nesmirda sisalais. Nes dažniausiai visur būna prisisiota čia Ispanijai. Bet jau tai kaip šilta įėjus čia. Aha. Tikrai šilta. Šilta. Kur tu ten eini? Ten arona yra. Blemba jūs kalnų ožkos. Oh my gosh. Eik tu sau. Gerulė, ne? Pašvies su flashlightu. Kaip čia yra per nulipimas, bet čia ir laiptai padaryti, tai čia tikrai kažkas gyvena. Taip, gyvendavo. O matos biškį daug. Eik tu sau, jo, matas. Tai ten kur galim nueiti? Į apatinės uolas. Ir čia parodyk tą, kur kaminas, sakiau. Čia va yra. Va, skylė apjodavus jinai. Bet čia nuslysti biškį jau. Apjodavus va jinai. Ir grinai kaminas net užsiuodžia dar. Bairis. Einam mes ten? Tai arba iš čia galim, arba iš apačios. Sakai, iš apačios ten nueisim? Kad nueisim taip pat? Ne, bet tai kam čia tada tas praėjimas padarytas? Bet galima jau per čia. O užlipti... Čia koridoriai. Čia belenka, seni. Intariukai nepritaikyti tokiam ekspedicijom. Palauk, o tai kur tu? Pažiūrėkit, bachūras. Ne, tai kur tu eini? Taigi tau pašvies. Man pašviesti jisai eina. O, čia žiūrėk, išraižyta yra. Eik, tu sau Tai čia geras. pasižiūrėk, va čia kur kaminas buvo. Čia lempinėlė čia. Ne, čia kaminas. Va, kaminas. Čia, tai čia, nu, kuriam. Bet žiūrėk, rimtai, čia laužų dar yra, matos. Čia įsikurdavo į savo ugnį. Ten va mėgamasis, matyt. Čia va su tokiu, bet tai tu čia gali skaityk atsinešti čiužinį ir realiai įmėgoti su tokiu vaizdu. Tu čia įnėra, ką? Nu. Geras.
čia gal biškį toks. Čia toks biškį tualetas, maniau. Eikš čia. Rio. Fui. Bet toks jausmas, kad tikrai čia kažkas gyvena. Kad gyvendavo, tai 100%. Net Rio, matai žodžio kvapus. Lemba kaip įdomiai. Einam į kitą. Čia irgi kažkas biškį išraižyta matas. Aha. Tokie, vaizdai. Per langiukus. Nu, kosmosas. Kosmosas visiškai. Nu, čia Valentinos padarytos. Tai gal mums čia reikia įkurti turistam tokią stovyklavietę iš Turbinį. Tu pasižiūrėkit, su kokiais vaizdais ir šilta čia labai. Šilta. Tai vasaras nors ir viskas išvis. atvira, bet labai keista, kad šilta taip. Labai šilta. Kosmosas. Nu va, atėjom aplinkui ir mūsų stovyklavietę. Užsilipom ant tos salos, kur buvom įsilindę į tos urvus. Gražus iš tikrųjų peizažas. Tikrai, kad įdomiai. Ir uoliena įdomi, ir urvai įdomus, ir vaizdai įdomus. Ir mergička įdomi. Va, atėjom į tokią vietą ant talos krašto ir kažkas suoliuką padarė. Ir užrašą kažkokį paliko. Tai dabar verčia, ką reiškia. Pirmas tas žodis, pirma eilutė, tai In memory of Andrėjas Vivankos. Andrėjas Vivankos atminimui. Aha. O apačiai jau mintis kažkokia. Nu, tai ką reiškia? This life of mine was not only my life, it was ours. Šis mano gyvenimas nebuvo vien mano gyvenimas. Tai buvo mūsų. Mine buvo. Ai, mine? My life. This life of mine was not only mine. Galim į lietuvių išversdami. Nu, Šis mano gyvenimas buvo ne tik mano gyvenimas, tai buvo mūsų. Labai gili ir prasminga frazė. Nes mes visi esame vienas. Va taip. Su ta gaidele ir baigsime šitą video.